Pavasarį šokam tarp pievos žiedų, vasarą džiaugiamės saulę, žiemą nosytėmis gaudom snaiges, rudenį vejojam lapus, krintančius nuo medžių aukštų, su meile už dangų daug platesne. Spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu. Spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu. Spėk, kaip stipriai tave myliu. Riešutinio kiškučio nuotykiai. Žalia kirmėlytė. Pievoje karaliavo žavus ir gaivus pavasaris. Visur knibždėjo nauja gyvybė. Bitutės dūzgė, drugeliai skrajojo. Einu ieškoti, mano mažasis riešutinį kiškutį. Riešutiniai kiškiai tėtis ir sūnus džiaugėsi ir žaidė slėpines. Aha. Nepasislėpsi nuo manęs. Radai mane lengvai? Tu tikriausiai geriausiai iš visų šioje pievoje moki ieškoti. Gali būti. O kaipgi laukinė pelytė? Ji manęs neranda. Ateinu. Nesvarbu, ar pasislėpėte riešutinį kiškutį? Kiškutį, šįkart lengvai tave aptikau. Ar neradai geresnės slėptuvės? Eikš ir pažiūrėk. O, kas ten? Kas? Į ką žiūri? Nieko nematau, kiškutį. Tai šok ant manęs. Oho! Ar žinai, kokia čia trapi būtybė laukinė pelytė? Niekada tokios nemačiau. Taip, žinau. Tai, tiesą sakant, čia, kągi rodos, yra žalia kirmėlytė. Žalia kirmėlytė? Žalia kirmėlytė. Štai kaip tave pavadinsim. Taip, dabar ji kirmėlytė. Sveika, žalia kirmėlytė. Tu labai graži. Ir tikrai labai alkana. Žinoma, kad alkana. Noriu pasakyti, kad kirmėlės dažniausiai būna alkanos. Rytoj tau atneši ypatingų valgių, žalia kirmėlytė. Aš irgi labai ypatingų. Kitą dieną riešutinis kiškutis ir laukinė pelytė atėjo aplankyti naujos draugės. Vaišių atnešė savo mėgstamiausių pavasarinių valgių. Oho, žalia kirmėlytė tikriausiai labai išalko. Žiūrėk, kiek sugraužė. Žiūrėk, kokia didelė užaugo. Dvigubai didesnė negu vakar. Jei toliau tiek valgys, užaugs tokia didelė kaip šaka. Šaka? Greičiau bus kaip mažytė medžio šakelė. Jei taip išalkai, tau labai patiks mano ypatinga sultinga žolytė. Valgyk, kirmėlytė. Oi, ar tau neskanu? Jei tikrai patiks mano ypatingos gardžios uogytės. Oi, ir uoga jai neskani. Kirmėlytė tikriausiai labiausiai mėgsta šito krūmo lapus. Taip, tikrai, gerai mąstai riešutinį kiškutį. Žalia kirmėlytė, nevalgyk tiek, nebeturėsi ką valgyti. Ant krūmo nebeliko lapų. O kaip tas krūmas? O, toks pat krūmas. Atsargiai, duobelė. Dar užkliūsi ir išmesi kirmėlytę. Atsargiai, šaknis. Žiūrėk, riešutinį kiškutį neužkliūk už akmens. Būk atsargus. Ar gerai jautiesi, žalioji kirmėlytė? Jei viskas gerai. Oi, atleisk kiškutį.
Pamiršau įspėti, kad saugotumėsi nerangios laukinės pelytės. Viskas gerai. Kitą kartą ypač saugosios nerangios laukinės pelytės. Šok ir pažvelk. Tai prašau. Viliuosi, mėgaujasi naujų skanių lapų žalioji kirmėlytė. Taip, laukiu nesulaukiu rytojus. Noriu pamatyti, kokia didelė būsi užaugus. Kitą dieną riešutinis kiškutis ir laukinė pelytė atėjo aplankyti kirmėlytės nustebo. Žalioji kirmėlytė? Žalioji kirmėlytė? Kur esi, kirmėlytė? Aš irgi jos nerandu. Žalioji kirmėlytė, ar slepiesi po krūmu? Kelias dienas riešutinis kiškutis ir laukinė pelytė vis ieškojo po visą pievą. Visų klausinėjo, ar nesutiko jų draugės. Bet žaliosios kirmėlytės niekas niekur nematė. Nesikrimsk riešutinį kiškutį. Juk žalia kirmėlytė mūsų draugė. Žinau. Gerai būtų pažinoti, kas moka labai gerai ieškoti. Žinau, ką tai reiškia. Sugalvojai? Taip, sugalvojau. Eime. Žaliąją kirmėlytę paskutinį kartą matėme štai čia. Šitame krūme? Taip, ji buvo ir maža, ir žalia, ir kirmėlytė. Ar čia ji? Ne, ta kirmėlytė buvo didesnė ir žalesnė. Dabar jau turbūt turėtų būti tokia didelė kaip šaka. Arba kaip šakelė. Žinau, kur slepiasi jūsų draugė. O, greitai suradome. Valio, matai, juk žinojau, kad didysis riešutinis kiškis geriausiai visoje pievoje moka ieškoti. Toks esi. Kur kirmėlytė? Aš irgi nematau žaliosios kirmėlytės. Nematote, nes jis slepiasi štai čia, lėliukėje. Kada įsiris? Jau rytasi. Pažvelk iš arčiau. Jūsų mažoji draugė taps kitokia. Kitokia? Kodėl? Palaukit ir pamatysit. Čia ne mūsų kirmėlytė, tai drugelis. Taip. Anksčiau buvo jūsų maža žalia draugė. Oho, nežinojau, kad kirmėlės virsta drugeliu. Iš tiesų, jūsų kirmėlytė nebuvo kirmėlė. Ji buvo vikšras. Vikšras? Žinoma. Šitam vikšriukui bus tas pats, kaip ir jūsų draugiai. Daug valgys, kol ateis metas susisukti į lėliukę. Lėliukė tai mažas namelis, kuriame jis būna, kol užauga ir virsta gražiu drugeliu. Riešutinį kiškutį, ar kas negerai? Man labai patiko ta žalia kirmėlytė. Tikrai. Ir, kągi, aš nespėjau atsisveikinti. Ak, aš irgi. Jūsų draugė niekur nedingo. Ji pasikeitė. Oho! Manau, sako labas, o ne sudie. Valio! Drugelį, drugelį. Tau surasiu nuostabią gėlę, ant kurios galėsi nutūpti. Riešutinis kiškutis ir laukinė pelytė visą dieną praleido pavasario pievoje, žaisdami su labai pasikeitusią draugę. Išdykavo tol, kol visi labai pavargo. Beveik namie. Didysis riešutinį kiškį. Ar žinai, kaip vikšras užaugo ir virto drugeliu? Kaip, kiškuti? Užaugęs? Aš irgi kažką pavirsiu. Taip, tapsi kuo nors kitu. Tikrai?
Kuo aš pavirsiu? Man patinka būti riešutiniu kiškučiu. Kągi, kai užaugsi, nebebūsi mažasis riešutinis kiškutis, tapsi didžiuoju riešutiniu kiškiu, tokiu kaip aš. O, gerai, bet dar kiek pabūsi mano mažuoju riešutiniu kiškučiu. Spėk, kaip stipriai tave myliu. Tiek, kiek gali sugraužti vikšras. Labai daug. Bet tave myliu dar stipriau. Tiek, kiek gali sugraužti visi pievos vikšrai. Taip. Ir visos kirmėlytės. Tikrai labai smarkiai. Tekstą vertė Laura Tamulevičiūtė, redagavo Eglė Dominienė, skaitė Sergejus Ivanovas ir Marija Korenkaitė, garso režisierius Julius Palavinskas, įgarsinta LRT.